Faina komanda susirinko, labai įvairūs žmonės, tikrai domisi kvėpavimu, kas nori dėl pačio savęs, kas nori dirbti su klientais, kas su pacientais. Paaiškėjo, kad nėra sistemingų žinių, kas liečia kvėpavimą ir kad tikrai to sistemingumo trūksta. Bandome šią spragą kažkaip tai užpildyti, sudėlioti ir komandai su Greta judame į priekį. Prasitestavom, išbandėm daugybę kvėpavimo metodų, supratom, kur, kada, kurį naudoti ir man atrodo išsinešam labai gerą žinutę visi dalyviai kartu, kad reikia tai pradėti taikyti, reikia tai naudoti ir reikia gerinti savo kvėpavimo funkciją, jeigu norim gyventi ir judėti optimaliau. Ja, sekantis žingsnis tai jau būtų kvėpavimo pratimai jau integruoti su judesio praktikom, kad gerinti motorinę funkciją ir išeiti jau judesius. Šiandien turėjom pirmą išėjimą, tai kvėpavimas, įvairiose pozicijose, įvairios technikos. Sekantis žingsnis jau būtų su judesiu, sudėtingu, su paprastu, su pasipriešimu be ir jau būtų ėjimas link treniruočių, link judėjimo.